Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 10-oji 2021 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Vyriausybė paskelbė savo programos įgyvendinimo planą. Baigta viena Harmony Link jungties studija, o Ignitis grupė baigė vėjo parko Lenkijoje statybą. Iš tokių vidutinių naujienų, pasiekus įstatymę numatytą ribą, stabdomi vėjo skatinimo konkursai. Be visų šių dalykų, Latviams ir Estams bus siūlomas naujas prekybos elektra su Rusija principas, ginčai dėl dujotiekio su Lenkija statybos grįžta į teismus, o Europos ekspertai parengė vizito Astrave ataskaitą. Štai papunkčiui. Niekas negalės pirkti mūsų politinės valios. Jungtis su europiniais elektros tinklais. Tikslas yra turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Reguliuotojas nebeorganizuos vėjo skatinimo konkursų, bent jau pagal 2018 parengtą tvarkaraštį. Jie nebus organizuojami, nes buvo pasiekta nustatyta 5 teravatvalandžių žalios elektros energijos per metus riba. Įstatymas numato, kad žaliosios energijos gamybos skatinimas nutraukiamas, jei laikotarpiu iki 2025 metų per metus šalyje pagaminama ir ketinama pagaminti daugiau nei 5 teravatvalandės elektros energijos. Šiais ir ateinančiais metais buvo numatyta surengti 2 aukcionus. Kiekvienu jų metu iš pradžių planuota paremti 700 gigavatvalandžių žalios elektros per metus pagaminti galinčių įrenginių. Dar tokia pat kvota turėjo būti paskirstyta iš pernai rugsėjį dėl dalyvių stokos neįvykusio aukciono. Reguliuotojas skaičiuoja, kad vertinant jau veikiančius ir planuojamus pastatyti žaliosios energijos projektus, tokios elektros energijos metinis kiekis siekia 5,18 teravatvalandžių. Palyginti, Lietuva per metus suvartoja apie 11 teravatvalandžių elektros energijos. Energetikos ministerija yra išsikėlusi tikslą pasiekti 1,2 gigavatus vėjo ir 1 gigavatą saulės jėgainių galios Lietuvoje 2025 metais. Tai yra atitinkamai 2 ir 5 kartus daugiau nei veikia šiuo metu. Vyriausybė paskelbė savo programos įgyvendinimo planą, kuriame paaiškėjo kelios numanomos datos svarbiausiems darbams įgyvendinti. Programoje numatyti strateginiai projektai, GIPL užbaigimas, sprendimas dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo įrenginių pirkimo ir sinchronizacijos projektai. Be jų, šių metų pabaigoje numatyta atlikti avarinio sinchroninio darbo su Lenkija bandymą. Kitąmet Lietuvos izoliuoto darbo bandymą, o 2023 metais ir izoliuoto darbo bandymą kartu su Latvija ir Estija. Vyriausybė į savo darbų programą įsitraukė Kruonio hidroakumuliacinės jėgainės plėtrą. Iki 2024 vidurio planuojama įrengti 110 MW galios 5-ąjį jėgainės agregatą. Anksčiau Ignitis grupė teigia planuojantį šį projektą vystyti komerciniais pagrindais. Programoje ir planai investuoti į gyvenimą baigiančius Elektrėnų 7 ir 8 blokus arba į neveikiančią Vilniaus 3 termofikacinę elektrinę. Kapitalinis remontas jėgainių darbą pratęstų 10 metų. Tuo pačiu ketinama užbaigti mechanizmą, leidžiantį užtikrinti sistemos patikimumą aukcionų būdu. Jų tvarką, kurią parengė Litgrid, patvirtino reguliuotojas. Tam, kad konkursai galėtų būti rengiami, reikia energijos sistemos adekvatumo studijos ir Europos komisijos pritarimo tokiai subsidijų formai. Vyriausybės plane iki metų pabaigos planuojama atlikti šio modelio analizę ir parengti reikiamus teisės aktus. Vyriausybės komisija pritarė naujiems elektros prekybos su trečiosiomis šalimis metodikos principams. Kaimynėms bus siūloma vadovautis metodika paremta taisykle, kad Baltijos šalyse gali būti prekiaujama tik tokiu rusiškos elektros energijos kiekiu, kuris fiziškai patenka per Latvijos ir Estijos elektros jungtis su Rusija. Detalių, kaip tai bus apibrėžta metodikoje, nepateikiama. Neužsimenama ir apie elektros importo iš Karaliaučiaus likimą. Energetikos ministerija jau kreipėsi į Europos komisiją su prašymu surengti susitikimą BEMIP formate. Susitarimą tikimasi pasiekti iki Liepos. To padaryti nepavykus, Lietuva yra pasirengusi taikyti techninės ir teisinės priemonės, užtikrinančias antiastravinio įstatymo įgyvendinimą. Kokios jos taip pat lieka paslaptimi. Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatoriai Litgrid ir PSE baigė Harmony Link projekto įgyvendinimo studiją. ILF Consulting Engineers Polska atliktoje studijoje nurodomas optimalus elektros jungties įrengimo būdas. Šios studijos pagrindu bus rengiama detali jungties techninė specifikacija.
Nauja Lietuvos ir Lenkijos elektros jungtis yra didžiausias ir ilgiausiai truksiantis sinchronizacijos projektas. Jam planuojama išleisti 680 milijonų eurų ir jo statybą pabaigti iki 2025 metų. Ignitis grupė baigė 94 MW galios 29 vėjo turbinų parko statybą Pomeranijoje, Lenkijoje. Bendrovė į jį investavo 130 milijonų eurų. Komercinę veiklą parkas pradės vykdyti šį pavasarį, baigus jėgainių bandymus. Projektas yra laimėjęs Lenkijos vyriausybės skatinamąjį tarifą. Jis 15 metų elektrą pardavinės po 214,98 lenkiškus zlotus už megavatvalandę. Iš viso šiame parke per metus bus pagaminama apie 300 gigavatvalandžių elektros. Parkas įmonių grupiai per 30 metų turėtų uždirbti apie 240 milijonų eurų. Amber Grid ir MT Group ginčas dėl Lietuvos ir Lenkijos dujų jungties GIPL konkurso grįžta į teismą. Lietuvos aukščiausiasis teismas panaikino ankstesnį Vilniaus apygardos teismo sprendimą ir apeliacinio teismo nutartį ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. 80 milijonų eurų vertės GIPL statybos sutartį 2019 gruodį Amber Grid pasirašė su Alvora. Šiuo metu Lietuvoje atlikta 71% dujotiekio tiesimo darbų, juos numatoma baigti iki šių metų pabaigos. Ir galiausiai, Europos branduolinės energetikos reguliuotojų asociacijos ekspertai pateikė preliminarią ataskaitą iš pirmos vizito Astravo atominėje elektrinėje dalies. Baltarusijai iš viso buvo pateiktos 29 rekomendacijos dėl jėgainės saugumo, iš kurių iš dalies įgyvendintos 8. Netrukus po ataskaitos paviešinimo, Baltarusių socialiniuose tinkluose pasirodė nepatvirtinta informacija apie incidentą jėgainėje. Pranešta apie tariamai jėgainėje nežymiai pakitusi radiacinį foną. Lietuvoje tokių pokyčių neužfiksuota. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip ne viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas, taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.